buvo tikslios. Kasametsas atlieka perdavimą nuo Mineikiui. Mineikis atžengia atgal, meta iš toli ir pataikos. Komanda iki paskutiniosios. Na taip, ir savaitės viduryje į Klaipėdą ties ir gali įvyko. Vieną tašką baudomis surinko jis. Dar kartą iš tolimo nuotolio, dar kartą. Netekusi savo pagrindinių lyderių sezone, dar šiandien nerungtyniaujant ir Vyteniui Čižauskui, žinoma, tokiems žaidėjams. Nu taip, vos +3 turi jo auklėtiniai. Aišku, reikia paminėti ir tai, jog kol kas Lietkabelis pataikė. Pačios metimas yra blokuotas. Mineikis dar kartą. Arbitrų peržiūros, irgi skaičius, sakykime, nemažas. Pirmąjį rungtynių pusę Mineikis. Metsas atiduoda kamuolį Nojui Mineikiui, šis 1-1 ir užbaigta ataka pats. Dar daro aukštą trajektoriją, kairė +6. Čia vėl Urkio fiziškumas. Mineikio. Mineikis. Jis dabar kūrė Mažeikių ataką ir vadu. Sabeckis. Vėl siunčiamas kamuolys Mineikiui, LG Torpas užatakuotas klausautė, puikiai Mineikis vertina. Galiausiai tą mačą laimėjo Klaipėdos Neptūnas. Linas Britonas žaidė įspūdingai. Velka, kol kas šiandien žaidžia vienas geresnių rungtynių, jau sugebės pelnyti 10 taškų ir 17 naudingumo balų. O čia, Iš pausto bando kurti Motonas ir 3 taškai su pražanga. Taiklus metimas Nojus Mineikis. Tik likę abu pralaimėjimai šiame sezone Kėdainių Nevėžį galėtų iššokdinti į... Briunkė. Mineikio prasiveržimas dažnai. Užsiimamo pozicija čia, žaidimas 1-1, kuriama iš pausto, metimus iš toli. tikslus Zeino Watermano perdavimas. Nojus Mineikis. Greitajame puolime. Aukštai, pasiruošęs padėti. Mineikis. 1,5 metro nuo 3. Galiausiai priversti stabdyti tą išpuolį Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai. Donavičius norėjo kamulio, bet visai neblogai. Rasulanovas priverčia Kolinsą atlikti perdavimą. Perdavimas Mineikiui ir Žmonės. Ir geriausias varžovų perimetro gynėjas, kuris priverčia dabar Kolinsą pagauti kamuolį. Žaidėjų suolo iki šios akimirkos jis dar neturėjo nė vienos Mineikis iš pakankamai tolimos. Krepšio, kaip tą sėkmingai darė praėjusios atakos metu, vėlgi renkasi metimą iš toliau ir nesėkmingai kovoja čia dėl... Nepataikė nei vieno tolimo metimo, bet su Kėdainiais sumetė 2. Matonas. Nėra taškų. Nojus Mineikis prieš vieną. Priverstinis metimas netikslus. Mineikis ima kamuolį puolime ir pataiko. Bet ekipoje Balunta ir toliau ieško laimingo bilieto. Atakuodamas į Balsko statistiką. Urkis buvo su juo, Nojus Mineikis. Į baudos aikštelę, daug erdvės jam, nepagaili perdavimo Mandui Urkiui. Pranašumas teisybės dėliai. Čia Matovus buvo trumpam pritraukęs Mineikis. Vėl tas pats, Donavičius turi erdvės nuo lentos. Surado Čižauskas, šis suklaidina Gagičių. Ir galiausiai suranda visai neblogą metimą. Pasiima. Čia pat O'Reilly dovanėlė. Mineikis, perdavimas nuo žemės ir taškai, kuriuos... Kaip ir tas, kur pradėjo rungtynės, bet Šarūnas Beniušis vietoje Arnaldo Toro pradeda trečią kėlinį, o Vytenis Čižauskas. Vilkintis sportinio kostiumo Vytenis Čižauskas sužaidęs 12 rungtynių. Giedrius Staniulis atiduotas Šiaulių komandai. Mineikis apšvarina šeimininkus. Prieš Staniulį. Papildomas šansas, kuris lieka neišnaudotas. Taškus po klaidų. Pirma buvo 10-2, tai po 10-4 taškai greitomis atakomis. 5-0 kalbant apie greitomis atakomis. Priekyje Beskė Delamaut. Su kamuoliu Gailius. Šiandien žaidžiantis savo 400-asias, bet CFL turi pranašumą prieš Kolinsą. Koks perdavimas. Apsigina prieš Venskumą.